ir mūsų paskutinis klausimas. Skubos tvarka, tai dėl pavedimų savivaldybės kontrolierių atlikti viešųjų išrinktų įmonės veiklos efektyvumo auditą. Kaip minėjau komiteto metu, iš vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos specialistas Ingridos Vingelienės buvo gauta pastaba. Į pastabą atsižvelgta ir šis sprendimo projektas papildytas. Sprendimo projektas skambėtų taip. Pavesti savivaldybės kontrolieriui iki 2015 metų gruodžio 15 dienos atlikti savivaldybės kontrolieriaus veiklos plane nenumatytą viešosios įstaigos Širvintų ligoninės veiklos efektyvumo auditą. Dėkojam. Vedėjai, iš tikrųjų komitete buvo užduota, sakykime, tokių replikų, pastabų dėl kontrolierės kompetencijos iš gerbiamo Vidmantos Mateikos ir kontrolierė nedalyvavo komiteto posėdį. Tai gerbiamo kontrolierė, tada norėčiau pakviesti jūs, pasakyti, ką jūs galite, ko jūs negalite ir ar dėl jūsų, aš nežinau, gal turės klausimų tarybos nariai. Prašau, gal čia. Klausimas kilo dėl to, ar galiu atlikti auditą viešojo įstaigoje, taip supratau. Net ne dėl to? Jeigu leisite pasisakyti, aš sudėjau keletą dalykų į vieną. Tai yra, vadinkim, dabar ypač tokioje situacijoje, kada vyksta, vadinkim, pavadinčiau galbūt netgi karas, netiesioginė ta žodžio prasme, tarp šitos sistemos ir valdančiosios, tai galvoju, kad neobjektyviai gali būti vertinamas vienas ar kitas sprendimas. Tai galėtų būti galbūt kažkoks planinis ir nekiltų tam klausimų. Aš taip suprantu, kad savivaldybės kontrolierė gali būti neobjektyvi. Taip, aš tada. Nežinau, gerbiama kontrolierė, gal Tai yra klausimas. prašau, kas Taip, aš tikrai kompetenciją kontrolės tikrai net neabejoju. Kaip teko dirbti, žmogus yra labai kompetentingas, labiau, kad jis ne visiškai yra pavaldus savivaldai, bet turbūt klausimas būtų kitas. Ar iš tikrųjų nereiktų sudaryti darbo grupės, kuri kontroliuotų arba patikrintų veiksmų savivaldos. Tai visų pirma, dėl vicemerės veiksmų, ar iš tikrųjų teisingai buvo elgiamasi neišleidžiant į komandiruotes, tai visų pirma. Antras dalykas, tai dar šiandieną neturim audito išvadų, iš tikrųjų tai yra tik tai projektas, kuris nėra svarstytas. Ir manau, kad tai visiškai nesavaikis darbas būtų būtent auditui. Tai mano nuomonė būtų tokia, ir dar reikėtų atkreipti dėmesį, sudarant darbo grupę, bent jau būtų proporcijos vienodos, sakykime, opozicijos sudarytos, ir ištirti bendrą situaciją, ką ir mano kolega minėjo, iš tikrųjų ne vienpusiškai reikėtų tikrinti ir kontroliuoti būtent medicinos įstaigą, bet būtent iš tikrųjų pasižiūrėti, kas vyksta savivaldoje, nes kolektyviosios paslaugos iš tikrųjų negalime atlikti arba negalėsim galbūt atlikti būtent dėl savivaldos veiksmų. Gerai, ačiū tarybos nariui. Vicemerė, žinot, yra deleguojama valdančiosios koalicijos ir tik valdančioji koalicija gali nuspręsti, yra vicemerė ar ne. Šiandien dienai vicemerė puikiai atlieka savo pareigas ir mes esame patenkinti taip, kaip jinai vykdo savo funkcijas. Darbo grupė mero potvarkių vakar yra sudaryta, yra įtrauktos ir ligoninės direktorės, ir tarybos nariai. Ir manau, tikrai pasižiūrės tenais esančią situaciją. Prašau, tarybos nuomonės. Ar jūs nemanote, kad jeigu yra šiuo metu vyksta vidaus auditas, turėtų būti pateiktas, turėtų būti pateiktos išvados, o tada spręsti dėl tolimesnių veiksmų? Savivaldybės kontrolierius pagal 600 standartą gali naudotis vidaus audito medžiagą, o tai neturi reikšmės, man atrodo, kad atlikti. Tuo labiau, kad finansinio yra
pradėtas 15 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinio ataskaitų auditas, išsiųsti visom įstaigom klausimynai, tame tarpe ir ligoninė, ir poliklinikai, tai irgi sukėlė tam tikrą nerimo vadovybei tie mano klausimai, nors ten tik tai keli klausimai užduoti. Būtent išeinant iš praeitų metų, 14 metų ataskaitų, kokios rizikos buvo. Ir tai nesusiję dalykai, jeigu aš matysiu kažkas reikšminga, būtinai pasinaudosiu vidaus audito medžiagą. O ta prasme, pagrindą atlikti, tai jau čia dalykas sprendžia, ar yra pagrindas. Gerbiamas kontrolieriai, jeigu galima Vidmantui Mateikai dėl objektyvumo dar atsakyti, ir tada Daugiau negaliu pasakyti, kad tiesiog kontrolierius privalo būti objektyvus, nepriklausomas, sąžiningas. Prašau, tarybos nariai, ar tą tikslą, prašau, Elena. Veiklos efektyvumo auditas yra platus dalykas ir mano nuomonė yra skirtas per trumpas laikas. Ar nereikėjo šiame pavedime tiesiog nustatyti užduotį, kad būtent tilptų į šį laiką, nes aš žinau, kiek tai užtrunka tokie dalykai. Ir antras klausimas, ar buvo šis pavedimas svarstytas kontrolės komitete? Svarstytas nebuvo, laiko be abejo, kadangi aš dirbu viena, laiko kaip ir visiems auditams yra labai mažai. Efektyvumo vėlgi kiek apsibrėžti sričių ir kokiu mastu tą ateinėsi. Ar nereikės taryba apsibrėžti? Tai be abejo, tai jeigu aš tik tai džiaugčiausi, aš neturiu pasirinkimo. Jeigu būtų vaikas daug ilgesnis, aš